1609–1619 metų karas su Maskva buvo vienas keisčiausių karų Respublikos istorijoje. Nors oficialiai Respublika karą pradėjo 1609 metais, bet keli tūkstančiai jos piliečių, kaip samdiniai, jau kelerius metus kariavo Maskvos vidaus kare. Nors skelbiama karo priežastis buvo siekis atkovoti 1513 metais Maskvėnų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atimtą Smolenską, tačiau Lietuvos bajorui karui nedavė pinigų. Nors 1611 metais Smolensko apgultis buvo prastai organizuota, jos metu buvo pritaikyta daug karo naujovių. Žinios perduodamos skaičiais užkoduotais pranešimais. Panaudota maskuojamoji apranga. Apie karo grobį svajoję Respublikos didikai ir samdiniai beveik 2 metus praleido prie Smolensko sienų pykdamiesi, regzdami intrigas ir maištaudami. 1611 metų vasarą apgultis baigėsi. Nutekamajame miesto sienos kanale padėjus parako ir įsprogdinus mūrą. Į miestą įsiveržė grobio trokštantys kariai. Respublikos kariuomeniai palaužus miesto gynybą, smolenskiečiai su visu turtu pasislėpė miesto sobore. Šis stovėjo tarp parako sandėlių, kuriuos pasiekė šturmo metu mieste prasidėjusios gaisro liepsnos. Soboras sprogo. Drauge su juo sprogo ir brangenybės, o tuo pačiu ir Zigmanto Vazos viltys karo grobiu padengti išlaidas. Nepaisant to, Smolensko žemės atkariavimas buvo paskutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorinis laimėjimas.